Labas. Mano vardas yra Valentina White. Ir tiesiog norėjau prisistatyti tiems, kurie manęs dar nepažįsta. Kas aš tokia esu ir kodėl aš darau kursus ir kodėl pas mane verta praeidinėti online kursus ir apskritai su manimi dirbti. Mano istorija. Gyvenau nuo atlyginimo iki atlyginimo. Turėjau apie 60 000 svarų asmeninių skolų ir turėjau apie 100 000 svarų verslo skolų. Buvau smurtiniuose santykiuose, buvau iš tikrųjų labai žemose vibracijose ir pavydėjau žmonėms, ir apkalbėjau juos, ir įvairiausių turėjau neigiamų įsitikinimų ir tikrai neturėjau netgi tokios lakios fantazijos, kad galiu gyventi kažkaip tai kitaip, negu kad gyvenu. Nuolatiniai skundimaisi apie savo darbdavį, nuolatiniai skundimaisi apie tai, koks gyvenimas yra prastas ir taip toliau. Po truputėlį tiesiog pradėjau domėtis, o kodėl pas kitus žmonės taip nėra. Aš turiu omeny pas turtingus žmonės, bet turtingus, kada aš kalbu turtingi žmonės, tai aš kalbu ne apie tos, kurie yra gobšus ir turi daug materialinių turtus, bet tie turtingi žmonės, kurie iš tikrųjų yra ir išmintingi. Žinote, jie turi daug pinigų, bet kada esi šalia jų, jaučiasi tokia pagarba, ar ne? Tokia vidinė ramybė. Iš jų norisi sužinoti, kaip jie taip gyvena, iš jų norisi gauti tos išminties, šalia jų norisi galų gale būti. Man turtingi žmonės yra apie tai. Ir aš pradėjau tiesiog gilintis ir domėtis, kaip tapti tokiu žmogumi. Kaip man tapti žmogumi, kuris gali generuoti turtus ir materialius, ir vidinius. Ir mano kelionė buvo ganėtinai, sakyčiau, pagreitinta, nes kada aš priėmiau sprendimą keistis, tai man tai buvo ir atsisakymas nuo cigarečių, buvo kažkurio metu visiškai alkoholio atsisakymas ir stebėjimas, kaip tai veikia mane. Bent vienus metus mano gyvenimą dalyvavo ir narkotikai. Aš to nesididžiuoju, bet iš tikrųjų esu dėkinga tam, todėl kad per tas patirtis praėjus, aš dabar žinau, kad bet koks žmogus, jeigu tik jis priima sprendimą keistis, jeigu tikrai priima vidinį sprendimą, jis gali išeiti iš bet kokio lygio gyvenimo ir pasiekti bet kokį lygį. Ir mums visiems yra duota iš tikrųjų gyventi materialiniai gausoje, tačiau dažnas žmogus nežino kaip. Aš pradėjau domėtis tiesiog, kaip man tapti žmogumi, kuris turi vidinę ramybę. Kaip man tapti žmogumi, kuris neturi skolų. Ir iš tikrųjų pradėjau nuo ko? Pradėjau nuo savo mąstymo. Pradėjau keisti savo mąstymą. Paskui aš labai daug kalbinau įvairiausių turtingų žmonių. Mano aplinkoje jų nebuvo daug, bet aš prašiau suvesti su kontaktais. Aš prieidavau prie žmonių restoranuose ir pakalbindavau, paklausdavau, ar galėčiau pakalbinti ir užduoti kelis klausimus apie jūsų gyvenimo būdą. Ir buvo tokių įvairių situacijų ir aš tada konspektavausi apie tai, ką žmonės kalbėdavo. Ir iš to paskui gimė mano knyga 18 pinigų energijos dėsnių. Ir pradėjau kaupti žinias šitoje srityje ir visą tai pradėjau naudoti, viską perleidau per save, konsultavau daugiau kaip 7 000 žmonių įvairiausiais buhalteriniais, finansiniais klausimais, pinigų energijos klausimais, psichologijos klausimais, nes aš nesu tik tai tas žmogus, kuris, išvažiavo pas Tony Robinsoną, užsimotyvavo ir sako, aš dabar specialistė. Tai čia ne apie mane. Aš esu tas žmogus, kuris kaupia žinias per mokslus. Tai yra, mano mokslai yra ir apie hipnoterapiją, ir apie žmogaus psichologiją. Psichologiniai mokymai, kursai, konkrečiai 4 metų trukmės, mano buhalterinis išsilavinimas universitete ir dabar taip pat studijuoju magistrą apie pinigų psichologiją bei pinigų elgesį ir kaip žmonės
reaguoja kaip kolektyvinė pasąmonė į pinigus, ar ne? Tai mano žinios siekia labai daug. Ir realiai aš savo sertifikatais, kiek aš jų turiu įvairiausių, kas susiję su pinigais, galėčiau išsiklijuoti visą savo miegamojo sienas. Tai aš esu tas žmogus, kuris savo žinias sukaupė ne tik tais per įvairiausius trumpalaikius seminarus, ne tik tais per knygas, ne tik tais per patirtį, bet ir per išsilavinimą ir nuolatinius mokslus. Aš investavau į savo mokslus daugiau negu 200 000 svarų. Aš perskaičiau dabar jau daugiau negu 200 knygų, kurios yra susijusios su saviugda ir pinigais. Todėl turiu labai stiprų pagrindą, kas liečia pinigus. Aš galiu pamatyti labai greitai, kur žmogus konkrečiai stringa. Ar pasistringa galbūt finansinis raštingumas, o galbūt pasistringa energetiniai reikalai, galbūt pas jį yra pinigų traumos. Ir aš esu labai įvairiapusis žmogus, kuris gali apimti kelias sritis į vieną ir padėti žmogui rasti jo kryptį ir išspręsti jo dabartinį skausmą su pinigais. Tai yra apie mane. Dėkoju Jums ir iki pasimatymo kurse.